Čia Energy Digest – tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 15-2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Elektros sistema atlaikė linijų su Baltarusija atjungimą, pradedamos viešos dujų terminalo pirkimo procedūros, o šalies elektros sistema bus adekvati ir po sinchronizacijos. Iš tokių vidutinių naujienų baterijų statybų tvarkaraščiai užbėgo vienas ant kito, o Klaipėdos naftos dividendų mokėjimui prireikė vyriausybės įsikišimo. Be visų šių dalykų, elektros biržoje fiksuojamos neigiamos elektros kainos ir aktyvėjo prekyba Get Baltic dujų biržoje. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Tikslas yra turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Baltijos šalių elektros sistemos ir elektros rinkos sėkmingai pergyveno 2 paros trukmės Baltarusijos elektros sistemos bandymus. Elektros srautai iš Baltarusijos buvo sumažinti iki 0 MW po 24 valandas balandžio 8 ir 11 dienomis. Reaguojant į šį pokytį buvo apie 5% sumažinti ir Lietuvos bei Latvijos jungčių pralaidumai nuo 1334 iki 1270 MW Latvijos kryptimi ir nuo 1199 iki 1149 MW Lietuvos. Elektros kainos į tai sureagavo nežymiai. Elektros kaina Lietuvoje ketvirtadienio bandymo metu per rytinį piką pasiekė 99,26 eurus už megavatvalandę. Palyginti, vidutiniškai tokiu metu darbo dieną elektros kaina šiemet siekia 81,71 eurą už megavatvalandę. O ekstremaliais atvejais mažiausiai 37, daugiausiai 250 eurų už megavatvalandę. Sekmadienio atjungimo elektros rinka nepajuto. Baltarusija anksčiau planavo gerokai ilgesnius bandymus, siūlyta juos atlikti balandžio 5-11 dienomis iš eilės. Naujienų agentūros BNS žiniomis Latvijos ir Estijos operatorės nesutiko, kad visos 4 Lietuvos ir Baltarusijos jungtys būtų atjungtos tokiam ilgam laikui. Pagal Brel susitarimą, linijas galima atjungti nedaugiau kaip 24 valandom. Suskystintų gamtinių dujų terminalų operatorė Klaipėdos nafta paskelbė konsultaciją su rinkos dalyviais dėl Independence tipo dujų importo terminalo pirkimo. Jos metu tikimasi supažindinti rinkos dalyvius su būsimuoju pirkimu ir sulaukti pastabų pateiktiems pirkimo dokumentų projektams. Jie galės būti koreguojami iki paskelbiant pirkimo pradžią. Pagal 2018 priimtą įstatymą, Klaipėdos nafta privalo užtikrinti dujų terminalo veiklą bent iki 2044 metų. Nuomos sutartis su Independence operatorė Höegh LNG baigėsi 2024, tačiau pranešti, ar ketina laivą saugyklą išpirkti, ar grąžinti operatoriai Klaipėdos nafta turės anksčiau. Terminalą būtų nuspręsta perduoti norvegams, jei rinkoje būtų rasta komerciškai naudingesnė tokio terminalo įsigijimo galimybė. Konsultacija tęsis iki gegužės 3 dienos, po to atsižvelgiant į gautą informaciją bus priimtas sprendimas dėl tolesnių laivo įsigijimo proceso žingsnių. Pirkimas numatomas šių metų antroje pusėje. Lietuvos perdavimo sistemos operatorė Litgrid 1 MW galios ir 1 MWh talpos pilotinį baterijos projektą atliks bendradarbiaudama su Siemens ir Fluence. Pastaroji pasiskelbė apie vystomą projektą. Fluence tai amerikiečių energetikos bendrovės AES ir Siemens bendra įmonė, vystanti kaupiklių technologijas ir baterijas valdančią programinę įrangą. Kaupikliai į Lietuvą turėtų būti atgabenti per kelias ateinančias savaites. Pagal ES taisyklės, elektros perdavimo sistemos operatoriai negali valdyti komercinių baterijų sistemų. Šis bandomasis projektas turėjo būti skirtas be kitų dalykų išsiaiškinti ir tiksliai nustatyti techninės specifikacijas prie sistemos norintiems prisijungti komerciniams projektams. Tačiau pastaruoju metu paskubintas 200 MW galios projektas, kurį vysto jam sukurta valstybės valdoma bendrovė Energy Cells, regis užbėgo šiems bandymams už akių. Paskutinę Velykų savaitgalio dieną pakilus vėjui Lietuvos ir kaimyninių šalių elektros rinkose buvo fiksuojamos neigiamos didmeninės elektros kainos. Žemiausia kaina Baltijos valstybėse, Suomijoje ir Švedijoje siekia neigiamus 1,4 eurus už megavatvalandę. Vokietijoje tuo metu valandinė kaina pasiekė -52,73 eurus.
Atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai pirmadienio naktį sudarė daugiau nei 2/3 Lietuvoje pagaminamos elektros ir galėjo visiškai padengti šalies elektros suvartojimą. Baltijos šalyse ir Suomijoje veikiančioje dujų biržoje Get Baltic pirmąjį metų ketvirtį suprekiauta 3 teravatvalandėmis gamtinių dujų. Tai yra 30% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Biržoje sudarytų sandorių skaičius augo 29% iki kiek daugiau nei 7 000. Šių metų pirmąjį ketvirtį kiek daugiau nei 400 gigavatvalandžių arba 13% visos biržos apyvartos sudarė tarpvalstybiniai sandoriai. Vidutinė gamtinių dujų kaina biržoje sausį siekė beveik 18 eurų už megavatvalandę, vasarį kiek daugiau nei 21, o kovą kiek daugiau nei 18 eurų už megavatvalandę. Litgrid užsakymų Kauno technologijos universiteto atlikta elektros sistemos adekvatumo studija parodė, kad 2025-aisiais Lietuvos energetikos sistema bus pasirengusi veikti patikimai ir sklandžiai. Didelę teigiamą įtaką sistemos adekvatumui po 25 metų daro naujų energijos kaupimo priemonių, tokių kaip Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 5 bloko ir baterijos įrengimas. Nuo 2030-ųjų, priklausomai nuo aplinkybių, gali prireikti papildomų 124 MW galios elektros gamybos pajėgumų. Ir galiausiai, vyriausybė leido Klaipėdos naftai mokėti dividendus iš paskirstytinojo pelno eliminavus valiutų kursų pokyčio įtaką. Jos įsikišimo prireikė, nes Klaipėdos nafta už Independence nuomą atsiskaito JAV doleriais, o jo ir euro kursui svyruojant, bendrovės finansuose atsiranda popierinis pelnas arba nuostolis. Pernykščiai valiutų kurso pokyčiai lėmė, kad popierinis pelnas šiemet siekia apie 34 milijonus eurų ir buvo 22,5 milijonais eurų didesnis nei faktiškai uždirbtas. Bendrovė šiemet siūlo akcininkams dividendais išmokėti 5 milijonus eurų. Didžiausia dalis jų nukeliaus valstybei ir Achemos grupiai. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viską šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navak. Iki kitų kartų.